Man nepaprastai didelį įspūdį padarė gelmė, estetika, pagarba, iš tiesų apie tai, apie ką kalbėjo ir visa kūrybinė grupė. Tai reta labai šiais laikais, kad tai būtų toks estetiškai švarus filmas ir toks nuostabus, tikrai tokia nuostabi komunikacija. Pat pirmų filmo kadrų ėjo šiurpuliukai, kurie ėjo visą filmo metu. Aš visą filmą klausiausi ir girdėjau tiek mūzą, tiek jos dovanojamą muziką, tiek filmo kūrėjų mums atnešamą tą muziką. Ne veltui jai toks vardas duotas. Labai įkvepianti, labai graži, labai įkvepianti asmenybė. Šitas filmas, jisai turės ne tik tai tą tokią dokumentinę reikšmę, užfiksuojant kūrėją, jo istoriją, bet tikrai bus svarbus ir tokia, edukacinė prasme. Ir ne tik kalbu aš apie muziką, nes kartais ir mes tą pilietiškumą suvedam į kažkokius labai tokius paprastus dalykus, tokius visiems suprantamus, bet pilietiškumas yra ir kūryba, ir talentas, ir būtent tos mūsų asmenybės, kurios neša žinią apie mus ir mūsų šalį. Visas filmas skambėjo ir man atrodo yra tokia didelė dovana. Tai dar kažkokių papildomų emocijų viduje daug sukelia. Tai tikrai išėjau ir manau, kad dar ilgai galvosiu apie tą filmą.